Esu Audronė Virbalienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkė. Tuo pačiu dirbu Upytės tradicinio amatų centre edukatorė. Taip pat dalyvauju Panevėžio 3 amžiaus universiteto veikloje. Vedu mezgimo paskaitas jau 7 metai. Turime tokį moteriškių klubą, kur irgi kartais užsiemam, tai to pasidalinam vis tokiais savo darbais ir darbeliais, kaip ką kuri ten išmezgė padarė. O šiaip esu baigusi Kauno Politechnikos institutą. Medžio apdirbimo technologija, tai yra visą gyvenimą teko dirbti 40 beveik su virš metų, 41 metai medienos gamyboje, nuo rąsto nupjovimo iki baldo gamybos. Tai teko ir projektuoti atskirus ir kabinetus, ir įstaigom, ir gaminti. Tai čia sakau nuo medienos džiovinimo iki dažymo, lakavimo ir atkrovimo klientui. Bet tai buvo iš gryno medžio, ne iš plokščių. Pati esu tautodailininkė nuo 2012 metų. Ir pristatau savo darbus visose parodose. Tai yra riešinės, pirštinės, kojinės ir kiek aš prisimenu, visa tai kilo iš mano bobutės, kaip mes vadindavom. Tai mano mamos mama. Ir mano mama, žinoma, iš bobutės perėmė šitą amatą. Tai tokios išlikusių iš bobutės darytų darbų, aišku, aš nebeturiu, kadangi atrodė, kad ta bobutė gyvens amžinai. Tai ir aš nešioju jos kojines ir pirštinės raštuotas, ir mano vaikai nešiojo. Ir sunešioja, prakiursta, išmeti ir nepagalvoji, kad reikėtų pasilikti bent jau atminčiai. Tai va tuom ir gailiuosi. O šiaip tokia šeima, kuri tiesiog privedė prie to, kad tapčiau tautodailininkė. Už tai, kad ir tėvelis buvo tapytojas, jis buvo mėgėjas tapytojas. Jisai tapė realistinius paveikslus ir natiurmortus, ir peizažus. Jis buvo panašus kaip Kęstučio Preidžio, sakykime, Biržų. Va toks stilius jo buvo, tai jo paveikslo aš turiu. O mama tai ir mezgė, ir siuvinėjo. Dar prisimenu etažerkę su trikampėm siuvinėtom mamos šitom servetėlėm papuošta. Ir kai gyveni tokioje aplinkoje, tai nori, nenori, persismelki visų to pomėgių, nors pradžioje nebuvo galbūt ir laiko, ir galimybių, nes tėvai sakė, mokytis reikia, aš dar sportavau labai daug. Tai tie rankdarbiai atėjo šiek tiek vėliau, jau ištekėjus ir gimus vaikams. Tai vaikai buvo aprengti kaip lelikos tais laikais, kai nebuvo ko labai nusipirkti. Tai va, sakykime, tas siuvimas, mezgimas, nerimas jau nuo vaikų gimimo prasidėjo diena dienon. Ir netgi šiandien ryte, prieš rinkiminį susirinkimą, kai pagalvoji, aš būtinai prisėdau ir 3 eiles numezgiau, nes man kaip narkotikas, meditacija tokia. Gimiau Ukmergėj, už tai Ukmergė miestas yra jėga. Ten labai geras požiūris ir į tą pačią kultūrą yra. Ir labai daug Lietuvos tautodailininkų sąjungos renginių ten vyksta respublikinių. Ir ten yra tokia aura, kuri priima bet kokį žanrą, bet kokią idėją ir visada atras laiko ir erdvę tą idėją įgyvendinti. Tai už tai aš ir sakau, Ukmergė yra jėga. Jau ne vien dėl to, kad tai yra mano miestas, tai yra šaunus miestas. O šiaip vaikystė, aš visada ją prisimenu labai šviesią. Labai aiškia, štai kad šeima buvo nuostabi, rami, tyli, darbšti. Ir tėvelį savo prisimenu prie palėtės tapant. Jeigu, pavyzdžiui, liesim riešinės ar ne, su savo riešinėm, tai aš dalyvauju visose respublikinėse parodose. Visada kažkaip atrenka. Ten aš prisimenu, kokios čia buvo parodos. Pasaulis namuose, liktai, kad ir ta pati dainų šventė, 100-mečio paroda ir dar čia kelios buvo, kur jau vyko atranka tokia rimta. Tai iš tikrųjų aš negaliu pasakyti, kad grinai aukštaitiškos tos mano riešinės. Už tai, kad kai pasinagrinėji, sakykime, muziejinius eksponatus, tai tos aukštaitiškosios nėra tokios spalvotos,
Jos nėra tokios ryškios, jos tokios biški pastelinės ir sakykime, vienodesnių gal spalvų, žemaitiškos, ten tos dzūkiškos, jos gal ryškesnės yra, bet viskas tvarkoj, aš mezgu ir tokias, bet kažkaip tai dabartiniu metu pasižiūrėjus iš dabartinio meto, kažkaip norisi dar kažko ir savo įdėti, sakykime, savos tokios kūrybos ir tos spalvos gal norisi. Tai gimė tokių ir raštuotų visokių riešinių, sakykime, kas jau nelabai aukštaitijoj galbūt. Nors irgi labai sunku pasakyti, juk riešiniai yra megztas daiktas, kurį mėgsta ir vabaliukai, ir kandis, ir visa ką, tai gal tuose muziejuose labai daug ir nėra tų eksponatų. Gal ir aukštaitijoje buvo daugiau spalvų šitų. Bet siekiant kažką tai padaryti savo, tai netgi gimė tokios riešinės, kur išmezgu nuotraukas ant riešinių ten. Pradedant Čiurlioniu, Žemaite, baigiant Visockiu, Einšteinu ir ten taip toliau. Labai daug jau esu padariusi, arba yra tokių žmonių, kurie pamatė mano riešinius, sako, gal tu gali padaryti mano žmonai riešinės su mūsų vaikų nuotraukom. Taip, prašom, atsiųskit, tai ant vienos riešinės sūnus, ant kitos riešinės duktė. Ir labai žmonėm patiko kažkaip. Ir man labai patinka toks darbas, nes čia vis tiek ir spalvas reikia parinkti, jeigu ten nuotrauką turi sudėti iš kokių 23 spalvų karoliukų. Tai tie atspalviai, jie turi būti, sakykime, nuo juodo iki balto ir kad pagautum kūną, visas raukšlytės, visą ką, tai tikrai čia yra sudėtinga, bet tai nėra tautodailė. Aš tą noriu pasakyti. Čia tiesiog iš savęs toks pabandymas, ką būtų galima padaryti. Ir tai nėra būtina, nors Dainų šventės 100-mečio parodoj tiesiog man paskambino ir paprašė, sakė, norėsim matyti tavo Žemaitę ir Čiurlionį. Tai aš ir bandžiau ginčytis, kad čiagi ne tautodailė, prie ko čia dabar 100-mečio paroda, ir sakė, viskas tvarkoj, mes norim matyti. Ir paskui, kai buvo jau ta aptarimo konferencija, tai buvo ir keliamas klausimas, sakykime, kaip įvertinti visą šitą tautodailę, kaip prisimenu, kad dabar žmonės nori įdėti ir savo kūrybos, ir savo spalvos, ir savo supratimo kažkokio. Kolegės stebiu, bet gal pasakysiu taip nekukliai, jos labiau iš manęs mokosi negu aš. Atsiprašau, gal tai nelabai tinka, bet kruopštumo ir kantrybės turiu sočiai. Mano tėvelis buvo pedantas, jis niekada nepadarys darbo betik, jeigu jis taip pat meistruodavo ir iš medienos visokias ir skulptūrėlės, ir visokius namelius, tas sodybėlės tokias, ne tik tapė. Tai, jis niekada nepaliks jokio neišspręsto ten kampelio ar dar kažko. Aš grinai tokia pati. Tai gal daugiau manęs klausinėja kažkaip tai. Ir būna taip, kad aš nusipaišau pagal mamos kažkokį iš mamos siuvinėtų kažkokį tai raštą, padarau riešinės ir paskui kažkas nukopijuoja. Tai man sako, kaip tu leidi kopijuoti? Tai aš džiaugiuosi, sakau, jeigu kažkam patiko. Ten spalvinė gama, raštas patiko. Tai tegul tik tai daro. Ir dar aš labiau apsidžiaugsiu, jeigu padarys geriau negu aš. Nors nelabai padaro geriau. Tai tuom ir džiaugiuosi. Tegul tik žmonės dirba, tegul kūrė. Tai yra šaunu, tai yra mūsų šaknis, mūsų pagrindas ir gyvenkim tu. Tiek daug padaryti, tai be plano jokiais būdais. Aš kiekvieną rytą susirašau, man lapelių tokia krūvelė yra, kiekvieną rytą susirašau, ką aš turiu padaryti, nes, pavyzdžiui, ir darbas, ir ta visuomeninė veikla visa, ir, sakykime, ir tam universitete darbas, įsipareigojimai yra, ir nori, nenori, turi planuoti, nes kitaip pasimesi ir nepadarysi to, ką tu padarai. Kaip ir mano kolegės ir draugės klausia, tai sako, gal pas tave 25 valandos. Ne 25. Tiek pat miegu, viską darau, bet svarbiausia susiplanuoti ir nesimaskatuoti, nesimėtyti nuo darbo prie darbo.
Aš riešines pradėjau megzti, kai pagavau Juškienės knygą. Jinai buvo išleista turbūt gal 7 metais, jeigu neklystu. Jau čia gal 2 knyga. Ir kažkaip tai niekada nebuvo mezgus su karoliukais riešinių. Mano bobutė tai riešinės megzdavo, bet megzdavo iš avies vilnos, va tokias, va tik tai, kaip rankogaliai, sakykime taip, kad būtų šilta. Tai karoliukų jinai neturėjo, bet turėjau pabandyti ir riešinę su karoliukais išmegzti. Tai tuom užsidėgiau ir išbandžiau įvairias medžiagas nuo to laiko. Tai ir vedu ir paskaitas ir universitete, ir Upytės tradicinio amatų centre turiu 3 vaikus, 8-9 metų, tarp kurių yra vienas berniukas. Ir labai šauniai žaisliukus neriam, jau neriam. Ir nesvarbu, kad vienas iš jų kairiarankis. Man reikėjo čiutne pakeisti savo ranką, pradėti nerti kairę ranką, kad jį išmokyti. Tai per tą, sakykime, savo patirtį tų riešinių mezgimo priėjau išvados, kad būtinai reikia naudoti ne gryną vilną, o vilna turi būti su poliamidu. 20 arba 25% poliamido, jisai duoda stiprumą ir jisai neleidžia vilnai burbuliuotis. Tai gali būti merino vilna plus poliamidas. Nors aišku, jeigu jūs norėsite, sakykime, tokios spalvos riešinių, kur tokios sudėties nėra pirkime arba negausiu, tai tada taip, aš mezgu iš grynos vilnos. Gryna vilna. O karoliukus reikia naudoti gerus. Tai yra čekiški karoliukai, tai yra vokiški karoliukai, jokiais būdais ne kinietiški. Ir spalvų gama karoliukų yra, pavyzdžiui, paprastom riešinėm, tai pilnumoj ją galima rasti, kokios tu nori. O norint padaryti nuotrauką ant riešinių, tai tos spalvų gamos nepakanka. Reikia ilgo laiko, kol tu pagauni pagaliau tai vieną vežimą, tai kitą vežimą šitų karoliukų, kol tu atrenki būtent tą spalvų gamą. Pats svarbiausias dalykas, kai mane išrinko 22 metais, tai supratau, jog jau 10 metų buvau tautodailėj ir supratau, jog labai silpnai vaikšto informacija tarp žmonių. Ir tai buvo pagrindinis dalykas, nuo kurio aš ir pradėjau dirbti. Tai maždaug apie pusę metų čiutne. Tiem 400 su virš tautodailininkų įsipareigojau perskambinti, su kiekvienu pasikalbėti, iš kiekvieno surinkti man reikalingą informaciją, tai yra elektroniniai paštai, tai yra parekomenduoti mūsų puslapį, tai yra perduoti kažkokią tai ekstra informaciją, kol dar nevaikšto viskas elektroniniais paštais. Tai čia buvo pagrindas ir dėl ko jis užtruko tokį ilgą laiką. Dėl to, kad tam reikėjo skirti specialią dienos dalį šitiems skambučiam, o kai paskambini tautodailininkui ir pradedi kalbėti, tai jie ant tiek apsidžiaugia, kad jie niekada nėra gavę tokio personalinio skambučio, tai jie kalba ne 10 minučių, bet pusę valandos ir apie savo bėdas, ir apie savo lūkesčius, ir apie savo darbus, ir galų gale apie savo daržo ravėjimą. Tai už tai ir užtruko tas laikas, bet šiuo metu tai manau, kad žmonės yra patenkinti, nes visa informacija yra pas mane sukelta elektroniniam pašte atskirais miestais. Tai man užtenka vieną kartą spustelt ir visam miestui iškeliauja šitą informaciją. Ir taip pat padariau Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos puslapį, kuriame lygiai ta pati informacija, tik truputį galbūt glausčiau, yra keliama į tą puslapį. Tai yra, važinėjau per visas parodas, kiek įmanoma važiuoti. Aišku, parodų yra be galo daug, tai jeigu skirčiau kiekvienai parodai laiką, tai man reikėtų per dieną į 3 parodas nuvažiuoti. Tai šito nėra, aš pasirinktinai pagal galimybės nuvažiuoju ir fotografuoju visada, fotoaparatas su manim. Ir visas nuotraukas, tą, sakykime,
visą parodos eigą ir darbus įkeliu į tą puslapį, kad žmonės, kurie negalėjo dalyvauti, aišku, ir negalėjo, iš 7 miestų nesuvažiuoja visi, atvažiuoja vienas kitas tik tai, bet kiti visi mato. Ir dalinamės tą informaciją, kiti bendrinasi pas save Facebook'e. Va, tai čia buvo pagrindas, o kai jau informacija sklinda, tai jau tada stengiesi parašyti, ištraukti, va, kaip ir tas pats Antanas Klovas, sakykime, jis buvo užsidaręs savo dirbtuvėlėse, va tiesiog stengiausi kiekvieną iš tokių biški kuklesnių, sakykime, žmonių, kurie per daug nesiviešino, ištraukti, po truputį pasiūlyti, tai čia sudalyvauti. Pavyzdžiui, kiekvienų metų antroje pusėje jau galima pradėti skambinti į bibliotekas, į kultūros centrus, pasiūlyti mokyklas, pasiūlyti savo tautodailininkų, sakykime, kažkokias parodas pagal žanrus. Ir tada susitarti su pačiu tautodailininku ir pirmin, važiuojam. Ir daugiau va ta tokia sklaida pasidarė, sakykime, rimtesnė, kai ta informacija vaikšto. Tie, kurie neturi, sakykime, elektroninių paštų, ar ne, arba iš viso neturi kompiuterio, arba iš viso neturi mobilaus telefono, netgi tokių yra. Paprasčiausiai pasiskambinam. Va ta pati nereikia toli ieškoti, Romalda Zoltnerienė. Jin turi paprastą telefoną, bet jin tokio veiklumo, jai tik paskambink. Ir toj pat atrasi tą variantą, kitą variantą, trečią variantą. Tik tai važiuok, tik tai. Svarbiausia yra tik tai nuvežti, parvežti, pasiūlyti kažkam kitam. Ir jos, pavyzdžiui, Romaldo Zoltnerienės paroda Panevėžio miesto yra 20 su virš paveikslų, kurie yra nutapyti ankstesniu metu, kai dar buvo neišgriautas spirito kombinatas, kai buvo gatvės va tos senos, nieks nepakeista. Va šita paroda keliauja per visą Panevėžio miestą ir rajoną, nes visiems labai įdomu. Ir kiekvienas vaikšto prie paveikslų ir stengiasi prisiminti, va būtent, ar tą vietą jis pamena, kuri buvo ten prieš 30 metų. Tai čia yra labai įdomus dalykas, nes labai retai tokių bėra. O jinai viską išsaugojusi, namie turi Rusiuke tokias patalpas. Jos vyras buvo Zoltneris, labai žinomas Latvijos dailininkas, jis aišku miręs jau. Tai ir jo paveikslus jį taip pat saugo ir dabar sprendžia tokį klausimą, kad nėra norinčių, kurie tos paveikslus paimtų, jeigu jos nebeliktų. Ir vaikam tai nebeįdomu, tai sakė galų gale, kad nebūtų taip, kad vaikai išneš kur nors prie konteinerio tos paveikslus. O jų ten yra tikrai nemažai. Galima padaryti net ne vieną, ne 2 ir ne 3 parodas. Aš važinėju kiekvienais metais į atskirų miestų draugijų rengiamas parodas. Savo miestų, savo. Ir tose parodose vis tiek susitinku su žmonėm ir klausiu tų draugijų pirmininkų, kaip jisai dirba, ką jis daro, kaip galima, sakykime, su juo kalbėti. Tai toks elementarus dalykas, va šiemet įstojo Kazys ir Ligita Morkūnai. Jiegi senai yra tradiciniai amatininkai, jie turi savo sodybą, jie senai šito dirba. Tiesiog per tą parodą aš juos pamačiau, priėjau, mes pasikalbėjom, pasitarėm, apšnekėjom, ar verta, ar neverta, ką aš galiu pasiūlyti. Ir jie labai geranoriškai nusprendė, praėjus kažkuriam laikui paskambino, taip, mes nutarėm stoti. Tai va labai ačiū, kad turime ir jau šiandien gavau kvietimą, kad va pas juos galima atvažiuoti, kad ir su mūsų tautodailininkais apeiti, ten ir Pintinių muziejus, ir ten pagal nuotraukas aš nesu buvus, bet va Facebook'e aš juos seku jau. Tai ten veikla labai didžiulė vyksta ir manau, kad verta būtų nuvažiuoti ir pasimokyti. Panevėžio bendrijoje šiuo metu mes turime tik tai vieną audėją. Pasvalyje gyvenančią Palmirą Venclovienę, kuri audžia būtent audinius. Zarasuose Genė Šimėnienė, jinai audžia praktiškai prijuostės. Daugiau kaip ir tokio įsimenančio, kas, sakykime, dalyvautų su savo kažkokiais darbais ir nėra.
Tai va šita vieta yra silpna. Juostas, kas audžia, dar atsiranda, kas pina, jau kažkaip daugėja, pinančių daugėja. Audžiančių juostų atsiranda, o va su audiniais jau yra trūkuma. Juvelyrika, irgi primirštas toks. Aš galvoju, va Vytautas Petrauskas, jis kiek laiko šitą frontą, tiek ir laiko, o jo sūnus nuėjo truputį kitų kelių, jis nuėjo į Auksą tik tai. Tai su juo jau tokios kalbos ir nebūtų, o daugiau ir nelabai. Rokiškio Navickienė savotiškai su sidabru dirba, bet trūkuma. Aš Petrauską myliu, aš esu jo fanė, aš nešioju visus jo papuošalus. Aš turiu įsigijus gal kokį 15 jo darbų. Aš pamenu, buvau Italijoje prieš 2 metus, tai visi vežė ten kažką tai pirko ir lauktuvės vežė, o aš iš Adrijos jūros prisirinkau gražiausių akmenukų. Ir mano buvo vienintelė mintis, nuvešiu Vytautui, kad jis ką nors man sukurtų. Tai juokėsi ten iš manęs kompanija mūsų, sako, visi veža kažką itališko, tu čia akmenų prisirinkai. Gal kilogramą kokį. Ir parvažiavus nuėjau pas Vytuką, papyliau jam tos akmenys ant jo darbo stalo, sakau, Vytautai rinkis ir man padarai papuošalą mano natūrai pagal save. Ir jisai išsirinko tokį kvadratinį juodą akmenuką ir ką jisai padarė? Jisai iš sidabro padarė aplinkui nėrinį kokio centimetro. Grinai nertą nėrinuką ir jį papuošė karoliukais. Ir man įteikė. Fantastika. Tai va. O čia skruzdėta yra mano skruzdėlyno simbolis. Mano sodybos skruzdėlyno simbolis. Čia yra ne mano nuopelnas. Aš čia tik tai tiek, kad dirbu kartu su ansamblio vadovu Sargautu Stanislovu. Jis yra meno vadovas ir jisai skaitosi kaip kolega mano, darbuotojas. Čia žmonės yra susirinkę ir iš Panevėžio, ir iš Upytės aplinkinių kaimelių. Ir čia yra nuopelnas Upytės tradicinio amatų centro vadovės Aušros Sidorovienės. Ji pati yra, kaip pasakyti, negaliu pasakyti, ne iš kultūros kilęs žmogus. Ji pati yra statybininkė, baigusi aukštąjį, bet jin tiek įsivėlė į muziejinį darbą iš pat pradžių, paskui buvo pakviesta į Ėriškių kultūros centrą, būtent įveiklinti šitą Upytės tradicinio amatų centrą. Tai ji tiek įėjo į tą, sakykime, aurą, tiek pamėgo visą šitą dalyką, tiek išsinagrinėjo visus tos reikalavimus, pradedant papročiais, visokiom kalendoriniam šventėm, rūbais. Ji tiesiog reikalauja viso šito, kadangi ansamblis priklauso tradiciniam amatų centrui. Tai aš jos veikla, jos darbu, jos supratimu žaviuosi, mokausi, klausinėju, nagrinėju ir man iki jos lygio tai toli. Panevėžio 3 amžiaus universitetas jau atšventė savo 11 metų sukaktį. Aš pati pasisiūliau jame dirbti, savanoriauti. Ir sukūriau mezgimo grupę. Toj mezgimo grupėj kasmet prisirenka apie 30 moterų, vyrų neatsirado norinčių pabandyti. Tai mes labai šauniai leidžiam laiką už tai, kad neatėjo nei viena vyresnio amžiaus moteris, kuri nemokėtų šito amato. Kiekviena iš jų, kaip mes gyvenom tarybiniais laikais, ir mezgė, ir nėrė, ir siuvo, ir siuvinėjo. Tik tai tiek, kad su laiku, matomai tą pamiršo, kažką numetė, nes buvo tokių moterų, kurios atsinešė savo nebaigtus mezginius prieš 20 metų. Ir mes juos labai šauniai pabaigėm ir jie buvo nešiojami ir yra nešiojami. Ir moteris mielai dalinasi viena su kita patirtim. Aš kiekvieną
mūsų užsiėmimą irgi fotografuoju, jį aprašau, įkeliu į mūsų universiteto puslapį, ką mes padarėm, ko mes išmokom, ką mes darysime sekančiam užsiėmime. Ir kad parodyti savo darbus, mes kiekvienais metais padarome demonstravimą visų savo numegztų darbų, podiumas, pristatymas. Pavyzdžiui, pernai metų pristatymui nusprendėme kiekviena nusimegzti raštuotas pirštinės. Daugmaž atitinkančias, sakykime, ten, dėl ko aš sakau pasvalio, dėl to, kad draugauju su Lina Bartašienė, tai truputį jos gal paėmus tą tokį bandymą, kaip ji daro savo mezgimo vakarus Valakėliuose, tai aš irgi nusprendžiau pagal ją jau pabandyti pirštinės numegzti. Tai mes irgi padarėm labai didžiulį pasirodymą ir labai šauniai gavosi. Tai va, kiekvienais metais mes vis kažką demonstruojame. Ateinančiais metais jau dabar merginos perkasi siūlus ir mes darysime skaras. Per podiumą eisime su savo megztom, nertom skarom. Tai, irgi tokia veikla ir ji labai šauniai vykdoma, nebūna taip, kad nesusirinktų, neteitų, tingiu ar dar kažką. Ir būna tokių užsiėmimų, kad aš neturiu kur įsiterpti. Alasas, šurmulys, matuojasi, skaičiuojasi. Košmaras kažkoks tai. O va, pavyzdžiui, metų užbaigimą mes darysime ateinantį antradienį pas vieną iš mūsų užsiėmimo moterų, pas tokią Reginą. Pas ją yra didžiulis rožinė sodas, ji turi savo sodą ir pas ją vien rododendrai. Tai mes metų užbaigimą darysime tarp žydinčių rododendrų. Ir kalbėsime apie mezginius, pristatysim vėl savo naujus mezginius. Aš turiu pririnkusi žurnalų, nes labai daug jų perku. Pas man 2 stirtos mano ūgio yra. Tai atrinksiu, kurie jau, sakykime, mano išbandyti jau, senesni, tai padovanosiu visom tom merginom, kad naujų idėjų pasirankiotų. Už tai, kad ir aš tokia pati. Sakykime, tas mano skrusdėlynas, tai yra kampinis sodas su didžiuliu plotu ant prūdo kranto. Va, ir niekada neišmetu jokio daikto, neleidžiu savo draugams nieko išmesti. Visiems yra pasakyta, kad išmetat bet ką, iš spintos, iš indaujos, iš sandėliuko, tik tai atsiuntė man nuotraukas. Tai aš turiu prisirinkus ir senų medinių čimodanų, ir 5 skrynes, ir visokių rakandų bitininkystės, sviestamušė, ten bačkų, visko ten pas mane. Kol gyvenau bute ir neturėjau to savo skrusdėlyno, tai tiesiog, nebūtų buvę kur padėti. O dabar aš viską stengiuosi restauruoti, kiek tai įmanoma mano jėgom. Aš turiu sūnų tokį patį, kuris atranda ką nors tokio seno ir man atitempia, sako, žinau, kad mamai reikės ir sugalvos ką padaryti. Tai tiesiog, kai mes augam tokioj terpiai, tokioje aplinkoje, tokie seneliai mūsų buvo, kaip ir tarybiniais laikais, nieko neišmesdavo. Viską panaudodavo antrą kartą. Kaip mano bobutė sukarpydavo senus rūbelius ir padarydavo divanus. Didžiulius, spalvotus, gražius, aš juos iki šiol matau akyse. O mano mamos siūti skiautininiai, kaip dekiai dabar pavadinti, anksčiau dialais vadindavo. Jie iki šiol pas man skrusdėlinę puošia mano lovas, kuriuose miega mano vaikai ir anūkai. Man kažkodėl tas žodis tvaru nepatinka, nežinau kodėl. Bet kiekvienam daiktui reikia duoti šansą turėti antrą gyvenimą. Ir jeigu jis dar turi atmintį, turi istoriją ir turi kažkokį prisiminimą, tai yra labai šaunu. Aš pamenu, mano mama, kai pasakojo, kai siuvo tuos dekius, tuos skiautinius, tai jinai juos siuvo iš mirusios bobutės savo mamos visų rūbų. Jinai neišmetė rūbų, nesudegino, kaip kiti ištuština spintą. Jin viską parsivežė namo. Aš nemačiau to, to jos karpimo proceso. Bet į kiekvieną bobutės suknelę
sukarpė, nes mūsų bobutė buvo labai tokia mėgėja pasipuošti, jeigu atvažiuoja į baliuką, anksčiau būdavo baliukų daug namuose. Namuose, kavinėse nebūdavo. Bet štai mes ir turėjom po 30 komplektų lėkščių, fužerų, įrankių. Tai ir atvažiuodavo su nakvynė, o mama atsiveždavo ją, tai visada įsidės vieną suknutę vienam vakarui, kitą suknutę persirengti sekančią dieną jau pramegojus, auskarus per vienos suknutės, auskarus prie kitos suknutės, ir tokia buvo po šeivą. Tai tų suknučių pas ją buvo labai daug, dėl to mama turėjo iš po tos dekius siūti. Ir jie iki šiol va tokie va su kišeniuku, užsegamas kišeniukas ant didelės tokios sagos. Tai tą kišeniuką aš dar kokį laiškelį anūkam įkišu, kad jie miegodami dar užsimetę kažką atrastų. Tai va, kai toks daiktas dar turi tą atmintį tokią, tai yra, labai šilta, labai šaunu ir labai gera, kad mūsų tėvai dar sugebėjo tai mums perduoti. Mūsų vaikai nebelabai jau šitą turbūt turi. Gal va dar pasakysiu vieną tokią savo gyvenimo istoriją, tokią įdomią istoriją. Mano vyras buvo Jonas Virbalas. Ir kai mes ženijomės, jisai norėjo paimti mano pavardę. Atseit dėl to, kad jį vaikystėje, mokykloje, ten kaime, kuris gyveno, labai pravardžiuodavo. Bet gavosi taip, kad, aš atsiprašiau jo, priprašiau, kad jis nekeistų tos pavardės, kad mane veža ta Virbalėnė, mane veža ta pavardė. Tai aš anūko savo paklausiau, sūnaus vaiko, kai jam buvo gal 14 metų, sakau, Domantai, ar tavęs nepravardžiuoja mokykloje, klasėje, kad tu esi Virbalas? Kaip man patiko jo atsakymas, nuo kurio verkt norisi. Jisai sako, močiute, aš turbūt vienas iš klasės žinau, ką tai reiškia. Tai va, tai turbūt ir pasako, tai dėl ko mes čia esame, toj tautodailiai. Sekam tą istoriją, stengiamės išlaikyti savo šaknis, ten kažką tokio perduoti vaikams, jaunimui, mokyklose, kažką tai parodyti savo tos amatus. Vien dėl to, kad jie žinotų, kas tai yra Virbalas. Aš čia biški šaržuoju. Vien tik tai dėl to, nes tas, sakau, ir smagus toks atsakymas, ir kartu verkt norisi. Tautodailininkai, kurie daro darbus vertus dalyvauti parodose, viskas gerai. Bet jeigu jie iš to nori pragyventi, jie nenori privalo, priimti tą kliento norą. Ir pavyzdžiui, tokių skulptūrėlių ten, tai nelabai kas ir beperka, ar ne? Tai jeigu šalia, sakykime, rūpintojėlio žmogus daro gražius inkiliukus, kaip Jackūnas Vytautas, jis daro inkiliukus su pelėda, su ąžuolo lapais papuošta, pas man skruzdėlynas išpuoštas jo inkiliukais darytais. Tai yra šaunu, už tai, kad inkiliukus nuperka ir jis gali dasidurti savo pragyvenimui. Aš ne prieš, viskas gerai. Kad nenunyktų, laistyti šaknis, kurios mus laiko. Nes kitaip kas mes būtumėm? Išdžiūvęs miškas? Dieve, protėjimas.